skirstymas greitai, čia trumpai, šiaip skirstymo čia yra, čia turim Litgrido dedamąją, tai 11 čia metai yra 2,32, dar kol buvo VST ir RST, jos čia metų pradžioje buvo nesusijungę, tai pavyzdžiui, gerai, RST žiūrim, paskui, kai sujungia jas kartu, tai tarifas susividurkina, tai iš principo vidutiniai įtampo yra 5,2, žemoji 6,71 RST, čia VST truputį mažiau. Kaip matom, ta perdavimo dalis yra labai maža, lyginant bendram tarifę, skirstymo yra gerokai didesnė, tai sumoji maždaug apie 10 centų. Tai toks, kadangi tų tinklų daugiau yra ir labiau išplėtoti. Lokaliai patikimas, tai dar Tadas mačiau papasakos. Nes juostelė pasakyti. Tai iš tikrųjų apie tiekimą. Kai vartotojas perka elektros energiją, jisai realiai perka tas dvi paslaugas, kaip ir minėjom, tai yra viena paslauga transportas, kita paslauga tai yra elektros energijos tiekimas. Ir per čia iš to mūsų kainų grafiko, bet PVM-o kaip kas atrodo, tai gamybos kaina, realiai ką ateina tiekėjas ir siūlo. Yra dabar lesto, jiem reguliuojama kaina 16 centų plus maža 0,37, tai jų reguliuojama gamybos kaina, už kurią jie parduoda vartotojui ir šitiek. Kai ateina tiekėjas, jisai siūlo irgi šitą dedą, jisai nelenda į visą kitą tarifą. Ir ta konkurencija, rinka, liberalizavimas, tai irgi šnekama apie šitą dalį. Vartotojas tada prijungtas prie aukštos įtampos tinklų moka už viešos interesus atitinkančias paslaugas, plus moka už perdavimo tarifą. Vartotojas prijungtas prie vidutinės įtampos tinklų moka dar papildomai skirstomis tinklams vidutinė įtampa. Ir vartotojas prijungtas prie žemos įtampos tinklų moka tas visas dedamasias, plus dar žemos įtampos skirstimui dedamą. Tai atitinkamai ten, kur jūs esat prijungtas, jūs mokat vieną iš šitų dedamųjų, atitinkamai prie to, priklausomai nuo to, prie kokio taško prijungti esat. Elektros persiuntimas apmokestinamas pašto ženklo principu. Tai yra nesvarbu, iš kur jūs gausit elektrą, nesvarbu, iš kur jinai ateis, jūs vis tiek mokat fiksuotą mokestį pagal savo prijungimo tašką. O visa per prekybą vyksta šitą dalimi. Visa konkurencija. Ja. Ir čia praktiškai kaip atrodo ta mūsų konkurencija. Nuo 2010 metų sausio 1 visi vartotojai, kurių objekto laisvai naudoti galia buvo virš 400 kW, turėjo pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Tai yra jiem palaipsniškai naikinami reguliuojami tarifai. Nuo 2011 jau į rinką turėjo išeiti tie, kurie viršė 100 kW. Ir šitie paveiksliukai jie apibendrina rezultatus už tų, kurie turėjo išeiti į rinką, kiek iš jų pasirinko nepriklausomus tiekėjus. Tai yra nebeperka iš lesto, bet perka iš tiekėjų esančių rinkų. Tai pagal objektų skaičių mes turim, kad metų pabaigoje buvo 66% iš objektų, kurie turėjo išeiti, kiek jų pirko iš nepriklausomų tiekėjų. Pagal suvartojimą tai sudaro 45% tų, kurie turėjo išeiti suvartojimo lygį. Nuo sekančių metų 12 dar smulkesnės įmonės turės eiti į rinką, tai yra tie, kurie turi 30 kW leistina naudoti galią, o nuo 2013 metų visi komerciniai vartotojai turės pirkti nereguliuojamus tarifus. Jie nebegalės eiti tuos lesto ir gauti reguliuojamus tarifus. Čia užimama rinkos dalis visoji tiekimo rinkoje. Tai kaip matot, RST, VST reguliuojami tarifam yra kol kas didžiausių. Nereguliuojamam tarifam tai yra tie, kurie turėjo pasirinkti, bet nepasirinko, jie tiekia kaip ir dar papildomą dalį. Na ir paskui šičia elektros energijos tiekimas išsiskirsto pagal jau konkurenciniai sąlygos, konkurenciniai rinkoje vykstančią prekybą.
Didžiausią dalį užima energijos tiekimas, tai yra Lietuvos energijos dukterinė įmonė. Paskui Latvijos Energo prekyba, tai yra Latvijos didžiausios energetinės įmonės dukterinė. Enefit, tai yra Estų generacijos kompanija Lietuvoje. Na ir toliau SBE ir kiti tiekėjai. Žodžiu, kaip ir šitoj daly vyksta jau reali konkurencija, vartotojai pasirinkę ir perka elektrą rinkos sąlygom iš rinkoje veikiančių tiekėjų. Dabar šiek tiek apie su kuo susiduria vartotojas. Iš tikrųjų, tarkim, bent jau aš kiekvieną mėnesį nueinu, pažiūriu skaitliuką ir deklaruoju mėnesinį kiekį ir susimoku. Matyt, elektros biržai kainos svyruoja kiekvieną valandinę. Plius tiekėjas turi susiplanuoti, kiek kiekvieną valandą jam reikės to poreikio, kad nusipirktų tą elektros energiją. Iš tikrųjų, žiūrint, tarkim, apie dėrybas, kurios vyksta tarp tiekėjo ir vartotojo, tai yra klausimai, kaip pasidalinti riziką. Ar vartotojas sako, nieko nenori žinoti, nori gale mėnesio gauti sąskaitą, susimokėti. Ar vartotojas sako, aš žinau savo įrenginį, žinau savo suvartojimą, galiu planuoti valandą, galiu prižiūrėti, pasikelt, nusileisti. Tada tiekėjas jam taiko nuolaidą ir vartotojas planuoja ir bendrauja su tiekėju smarkiai, kad informuotų ir tiekėjas galėtų tiksliai nupirkti reikiamą elektros energijos poreikį. Ir atitinkamai pasiskirsto, kiek kas nori prisimti rizikos ir kas pasirengęs daugiau mokėti ir neimti rizikos į galvą. Ir žiūrint, tiekėjas dažnai asocijuojamas su tarpininku, kad tiesiog kažkas tai su kompiuteriu gali užsiimti tą veiklą. Tai šiaip apžiūrint, iš kur atsiranda maržos pas tiekėją, jie iš tikrųjų patiria sąnaudą. Tai, tarkim, sąnaudos yra licenzijos gavimas, kad galėtų veikti, gamintojų, importuotojų paieška, transportas iki jų, dėrybos, teisinė pagalba sutarčių ruošimui. Jeigu prekiauja biržai, dalyvavimas biržai, depozitai, užstatai, dalyvio mokesčiai, jeigu importuoja elektros energiją, susimokėti importo mokesčius. Jeigu vartotojai neprisiema rizikos, reikia planuoti patiems, jeigu prisiema rizikos ir pas prekiauja, reikia irgi surinkti tos duomenis, atitinkamai teikti pavedimus į biržą. Toliau atsakyti už nebalansą, tai yra, jeigu neteisingai suplanavai, reikia nusipirkti trūkstamą, parduoti perteklinę, jeigu nepataikai, tai irgi yra sąnaudos. Ir paskui mokėtinų ir gautinų sumų subalansavimus, kadangi prekyboje biržoje atsiskaitimai vyksta kas savaitę, dvišaliais kontraktais galim šiek tiek pasiderinti. Iš vartotojų dažniausiai pinigai susirenkami po 2 mėnesių, kai jiems pristatoma elektros energija. Nes vieną mėnesį pristatoma, antrą mėnesį išstatoma sąskaita ir tada susimokėjama. Galite plačiau pakomentuoti įėjimo į tinklą mokestis importui, koks skirtumas importuojama ir vietinio? Kadangi, šiaip principas, kodėl tas mokestis egzistuoja, kadangi yra skirtingi principai, skirtingi aplinkosauginiai reikalavimai. Galios daugiau, kadangi mūsų Litgrido čia mokestis yra, tai iš principo dabar tokio kaip didelio mokesčio labai nėra. Yra tiesiog Europos visi perdavimo sistemos operatoriai pasirašo sutartis, kad jeigu per vienų tinklus eina elektra kitiems, tai patiriame tam tikri tranzito sukelia nuostolius tuose tinkluose ir panašiai. Tai yra tam tik sukurta toks mechanizmas ITC vadinasi, Inter-TSO Compensation Mechanism, ar kažkaip panašiai jisai skamba. Ir kiekvienais metais ten yra suskaičiuojama, kas kiek sukelia kam nuostolių ir tai pačiai sukelia kas trečios šalis, tai yra, tarkim, Rusija, Baltarusija. Tai joms yra įvestas 0,7, dabar nuo šių metų 0,8 eurai už megavatvalandę, toks įėjimo į tinklą mokestis. Tai čia kol kas dar nėra tas, kad ne vienodos rinkos sąlygos, apie tuos mokesčius dar yra diskutuojama. Dar vyksta diskusijos, kadangi Baltijos šalis ir Suomija yra tos realiai šalis, kurios susiduria su to, visą likusį Europą jie nesusiduria su to problema ir dėl to tas klausimas mūsų. Tai dabar mokama 0,7 eurų už megavatą. 8. Tai tiek. Iš esmės galim padėti prie klausimų.
Čia tokios didelės dalies trūko, bet tas tokias, tos